Ką manau, kovingos lygiosios, gal truputį gaila taškų dėl to, kad pirmavom, bet tikrai, manau, įdomios geros rungtynės, daug kovos, daug momentų. Abi komandos norėjo pergalės. Kas liečia mus, tai galbūt antrą kėlinį pradėjom truputį prašiau, kur leidom Džiugui, aišku, po savo tokių klaidų, kur leidom Džiugui įkvėpti truputį oro ir to pasekojo pradžioje antro kėlinio turėjom labai didelių problemų, po to truputį tą žaidimą aplyginom, bet standartinė padėtis 11 metrų ir lygiosios, sunku pasakyti tą situaciją 11 metrų, jisai nebuvo, bet teisėjas buvo arčiau. Nauris irgi po rungtynių paminėjo apie tą antro kėlinio pradžią, jūs ir užsiminėt, kas galbūt nepavyko, kur galbūt priežastis. Taip, aišku, dar neišanalizavus, neperžiūrėjus to antro kėlinio, bet ką dabar galvojat? Manau, kad, kaip jau minėjau, kad daug klaidų, to prasme, perdavimuose arba truputį per lėtai išvesdavom kamuolį iš gynybos, ko pasekojo, kaip jau minėjau, Džiugas turėjo jau eiti, kilti aukščiau, ieškoti savo situacijų, taip kad Kaunui reikėjo, praradom vieną antrą kamuolį, tada reikėjo truputį galbūt paprasčiau sužaisti, įsivalyti. Bet yra kaip yra, taškas išvyko į Telšiuose. Gerai. Nauris pastaruoju metu muša gan reguliariai, šiandien ir tokį gražų įvartį pelnė. Tai kiek smagu, kad turit puolėją, kuris reguliariai muša. Jo, tai man nenuostabu, kad jisai, ta prasme, geroj formui, nes matau, kaip dirba treniruotėse, koks jo atsinišimas į darbą, ne tik, pažiūgiuosi ne tik, kad jis muša įvarčius, bet ir labai daug darbo, gynybinio darbo atlieka, taip kad džiaugiuosi to. Ačiū. Treneri, pirmosios lygiosios šiame sezone, tai pirmiausia, kiek džiugina, kiek nuvilia tos lygiosios ir šiek tiek apie rungtynes? Rūbinėje pasakiau, angliškai sveikinu su pirmu tašku. Ta prasme, pirmos lygiosios, taip. Džiugina, kad grįžom į rungtynės, nes pralaiminėjom tas rungtynės. O žiūrint apie pačias rungtynės, pirmą kėlinį atrodo kontroliavom, bet Sūduva laukia mūsų klaidų. Ir viename momente pasinaudojo ir pelnė Nauris tikrai gražų įvartį. Ir antrą kėlinį man patiko, kad tikrai stengiamės, lipom per save, norėjom grįžti rungtynės ir grįžom, gaila, kad dar nepavykom, bet geras rungtynės. Antras kėlinys šiek tiek smagesnis, ko galbūt pirmajame dar pritrūko ypatingai puolime? Tai, žinot, Vilius būtų įmušęs įvartį ir gal kalbėtumėm visai kitaip, žinot, tai aišku, pritrūko aštrių momentų, gal žmonių aikštelė. Kai perdavimai į aikštelę buvo, tai aš manau, kad trūko žmonių aikštelėje, tai antrą kėlinį truputį pakoregavom. Norėjau, kad būtų daugiau žmonių, bet aišku, nepelnėm įvarčio iš tos situacijos, bet buvo geriau. Kiek sudėtinga buvo dėlioti rungtynių planą, sudėlioti tokią sudėtį, kur praktiškai nuo tokių grinai išreikštų puolėjų nebuvo. Kokia buvo mintis to? Tai tokio išreikšto puolėjo grinai 9 numerio nelabai mes ir turim komandoje. Tai ta pati dinamika, ji keičiasi, kur yra žaidėjai, kur yra kamuolys, tai kiti tampa puolėjas ir kiti turi savo uždavinius. Tai aš nežinau, šiuolaikinis futbolas keičiasi ir bandome ir mes adaptuotis. Aišku, čia tik fantazija, bet jeigu pridėtume dar prie šios sudėties Nino Nordanusą, kaip manot, kaip viskas būtų? Tai dėl Nino aš laimingas, jis gerame klube, laimėjo taurę, jeigu neklystu, tai viskas gerai, jam tik tai į priekį, o mes savo Nino atrasim, turim dar laiko.